Labą dieną. Paskutinę 2024 metų dieną su jumis aš, Gidūnė Dalia Sekmokienė. Ilgai galvojau, ar apžvelgti metus, nes vien tai, kaip gyventi sveikai, nepavyks, nes mes nukrypsime nuo to, kas svarbiausia šiais laikais kiekvienam žmogui. Kažkada viena moteris Vangos lygio palikusi jau mus ir išėjusi aukščiau sakė, kad mums gyvenimas duotas, kad mes vystytumėm gyvybės motulį. Ir jį matė kaip šachmatų lentą su baltais ir juodais langeliais. Baltuose langeliuose jau yra supratimas, kas vyksta ir kaip reikia veikti. Tai jis panašus į atomą. Branduolys ir elipsių skaičius. Ir tos elipsės nevienodos, panašiai kaip atomas. Yra arčiau branduolio, toliau, gilės, tai yra supratimas. Ir kiekvieną minutę mes išbandomi. Ir ten, kur jau turim tiesos supratimą, spontaniškai negalvodami pasielgiam taip, kaip reikia teisingai. O vieną kartą gyvenime būna didysis išbandymas, kai tas juodas langelis gali atsiverti pas mumise arba ne. Kai mes parinam didelį labai išbandymą ir tada atsiranda branduolys ir juodas langelis pasidaro baltas. Apie ką kalbu? Ir Kabala apie tai kalbėjo. Kartais šviesa susitraukia, atsiranda materija. Ir mes, primdami iš viso iš kosmoso gal tik 1% šviesos, norime su jie susijungti, kad ateitų daug šviesos, tada ateina supratimas. Tai yra panašiai kaip šios daug matančios moters supratimas, kad mes įgyjame naują suvokimą ir visai kitaip suvokime pasaulį, ypač sunkiaus laikotarpio metu. Tai kaip nepalūžti, kaip atskirti tiesos ir nebijokit, metai 2025 gali būti labai geri, bet jie gali būti ir lūžio metai. Ir kadangi negaliu neperduoti žinių, klausykite ne tik ausimis, bet ir tomis energijomis, kurios eina ausis. Ne tik, kaip sakoma, girdėkite, bet išgirskite, klausykite. Ne tik matykite, bet ir regėkite. Ne tik jauskite, bet ir pajauskite. Visą tai linkiu 2025 metais, nes jie gali būti ne tik geopolitinio lūžio metai, bet kiekviename žmoguje šviesos, naujos, dar vieno naujo langelio atsiverimo arba užsiverimo metai, ko aš labai linkiu. Kad jūs teisingai pasielgtumėt tada, kai vyks kažkoks tai didesnis jūsų gyvenimo išbandymas, o aš manau, kad daug kam vyks 2025 metais. Galbūt tai mano spėjimai, bet tai mano nuojauta, gyvenimo patirtis ir aš, kad ir šiek tiek nuogąstaudama būti nesuprasta arba nepilnai suprasta, aš negaliu nutylėti, netgi jeigu kai kas ir nesupras arba kai kas ir prieštaraus. Prieštaravimus visus rašykite apačioj, bet labai konkrečius, ką jūs siūlote. Tai pirmiausia, tam gilesniam supratimui mes iš vis turim suprasti, kas yra visuma. Pasižiūrėkit mano visus video, kas yra mūsų pasąmonė, kaip mūsų pasąmonė ir mūsų mintis veikia kitus žmonės. Jeigu mes negatyvume, negerume, apkalbose, čia tai labai primityvu, tai mes visą tai skleidžiame į eterį ir tiesiog iš kosmoso gauta ta energija, čia pagal kinų mediciną, mūsų energinius centrus gesina ir ne tik tai mūsų mintis, betgi netgi širdies, kvėpavimo, virškinimo funkcijas. Tai yra labai paprasta, taip ateina gilioji depresija. Bet Lietuvos žmonės vieni išmintingiausi, mes save nuvertinam. Pažiūrėkit, kaip mus vertina Europoje. Aišku, kaip plūdo ta banga po 90 metų nieko nesugebančių, išgeriančių ir taip toliau. Tai daug kas galbūt ir žiūrėjo į tuos lietuvius kitaip, bet dabar tikrai iš atsilikusios šalies pasiekt bendrą Europos vidurkį didelis augimas,
labai vertinami politikoje. Gavome šiais sunkiais laikais aukštą komisaro postą ir turėjome aukštą tiek finansų, o dabar, kad atsilaikyti prieš tą juodą jėgą, kuri pas mus atslenka. Paklauskite bet kokio egzorcisto, jeigu mes ir nematome energinių tų jėgų, vienos jėgos yra šviesios, pakilėjančios, o kitos tarsi juodos. Jos eina paskui įvykį, paskui kažkokią dvasią. Taip kalba net mokslų daktarai, kunigai. Ir kartais tos jėgos veikia per žmonių pasąmonę ir pats žmogus kartais net nesupranta, kad tarnauja blogio jėgom. Labai norėčiau, kad jums taip nenutiktų. Taigi mes tampam kažkokio egregoro, kažkokios pasąmonės dalies. Už tai, pavyzdžiui, jeigu vaikas ir gimęs Lietuvos paklūsta į kažkokią grupę nuo vaikystės, kur ruošiami sprogdintojai teroristai, tai visa jo gyvenimo tikslas yra kažkoks visiškai kitoks negu mūsų, kurie auga miškuose, sodina medelius. Arba Nepale, kur vienintelė šalis turinti laimės ministeriją, bet kad svarbiausia, CO2 visiškai kitokia emisija, ten CO2 neigiama ir neišskiriama, ne šiltnamio efektas, o ten deguonis, miškai ir visiška ekologija, viskas iš atsinaujinančių elektrinių. Reiškia, jeigu kažkas gali, tai ir mes galim. Bet kur mes pakliūname, mes galim tokiais tapti. Ir neduok Dieve, jūs arba jūsų vaikai prie juodų jėgų gali prisišlieti, nes 25 metai bus lūžio metai, ne veltui kalbu. Dabar kaip atpažinti žmogų arba grupę? Visų pirma, jis turi harmonizuoti, nekalbėti tuščiai. Jeigu mato blogį, tai visiško blogio matymas paprastam žmogui, tai tu nepalik mušančios moters, parsivesk į namus arba kraštutiniu atveju, jeigu tai vyksta dažnai, kad ir su kaimynu, nebijok, jeigu kaimynas muša žmoną, kreiptis į policiją, jeigu pats negali apginti. Nepalik abejingas, nesiskus tiek, kur žmonės kalba, va tas blogas, tas viskas Lietuvoje blogai ir niekada nerodo, nežiūrėkit tokių laidų gerai. O aš labai daug dalykų sakau, jeigu aš turėčiau politinę tokią areną arba parodyčiau, galėčiau keliauti, turėčiau aparatūrą, turėčiau grupę, tai aš parodžiau, kaip žmonės organizuoja vairius vakaronės, kaip žmonės švarina Lietuvą, netgi Aleksoto pavasarį visus šlaitus nuvalė, kaip žmonės susibūrė, kai kas nors serga ir kaip visi, čia iš konkretaus gyvenimo kalbu, mažamečiai vaikai, motina serga ir staiga atsiranda visai 8 nepažįstami žmonės, mes vieni kiti pasitikime, jeigu motina ligoninė ir vyresnysis sūnus prie jos mirties patalo, tai jaunesnį paima kita moteris, kuri farmacininkė ir kurios net galbūt pavardės tą grupę nežino, bet pasitikėjimas didelis, mamai mirus visi globoja, aš daryčiau tokius filmus. Ir kiekvienu atveju aš dar žiūriu bet kokioj grupiai, kad kritika turi būti konstruktyvi, nesakoma buka galvis, durnas ir taip toliau. Jeigu buityje, tai lengviau atspėti. Pavyzdžiui, aš pamatau, kad mano duktė, sesuo, aš turiu 2 sūnus, sakysim, ne duktė, o draugės duktė, labai jau netinkančią suknelę, aiškiai matau, kad per maža aptempiančią. Aš galiu pasakyti, ar tu turi kitą, ar tau labiau tiktų, va, peržiūriu spintą, jeigu neskolinu savo, nuomoju. Konstruktyvi pasakau, va, tau šitas geriau. Tau, jeigu dėsi ingredientą, geresnis patiekalas. Taip ir grupėje, prie ko čia grupė. Reikia, kad būtų didelė kompetencija. Jeigu tu nesi specialistas, tu tikrai nežinosi. Mane irgi pamokino specialistas kai ką kaip valyti. Kaip ir pelėsius, kaip kai kuriuos dalykus, aš atrodo šeimininkė, esu aš daug metų, aš moku ir grindis plauti, bet ką reiškia specialistas, kuris turi valymo įrangą ir labai daug žino. Lygiai taip pat yra specialistai medikai, specialistai visi kiti ir jeigu jie susibūrė, visada reikalinga konsiliumą. Pavyzdžiui, dabar sakysim, būna žmonės, kurie iš puikybės neprašo konsiliumo ir kitų pagalbos. Sakysim, aš dabar kalbu visą laiką apie sveikatą ir staiga mane ištinsta kojas, mane viską išberia ir aš
kinų medicinos taškus masažuoju, dar kažką tai darau, bet man visiškai tai nepadeda. Ir aš neprašau savo draugų, kinų medicinos specialistų, paprastų žolininkų pagalbos, nerenku konsiliumų. Jūs turit mani pilnai nepasitikėti. Reiškia, yra pas mane puikybė, noras pasirodyti, kad aš viską viena žinau, kas yra neįmanoma. Vienas žmogus niekada nieko nežino. Man yra noras parodyti, kad aš geresnė specialistė labiau negu noras išgyti. Tai lygiai tas pats, kai žmogus kritikuoja, sakydama, kad va tas anas kritikuoja tėvus, kas yra labai negražu kritikuoti kažkokio žmogaus, nurodo jo klaidas, bet niekada konstruktyvi kritika, reikia pasakyti, darom, kartu darom. Konstruktyvi kritika su sugebėjimu suburti. Jeigu tu nesugebi harmonizuoti, suburdamas įvairių grupių žmonių, kartais tai yra neįmanoma, kai sakau, labai priešiški teroristai, musulmonai ten su krikščioniu. Bet kiek įmanoma suburti žmonės, kiek įmanoma. Tai tiesiog pagal kompetenciją gydytojų grupės, ypač jeigu yra kažkas tai labai sudėtinga, žiūrėkit, kaip susibarė gelbėtojų grupės, kai atitinka sprogimai. Jeigu reikia žmogų gelbėti, iš kitų šalių atvažiuoja. Jeigu povandeninis laivas nuskendo, čia gal Kursko negeras pavyzdys, bet kitose šalyse susirenka visų komandos. Aš čia susirašiau. Tai jūs pasižiūrėkite, ką jūs galėtumėt duoti 2025 metais, jeigu būtų sunkus metai. Prie kokios jūs grupės. Nekritikuokit, o kuo galėsit padėti. Ne ką galėsit kritikuoti, o kuo galėsit padėti. Naujų idėjų iškelimas, kai reikia padėti, būtent padėti. Bet negriovimas seno. Mokėjimas suburti. Mokėjimas išsiaiškinti, kodėl kažkas tai įvyko ir greitai pataisyti, jeigu vyko kažkas blogai. Pripažinti, kad kitas turi irgi kompetencijų, ne tu vienas. Čia aš pasakojau savo atveju, nes aš negaliu visko žinot, kas vyksta organizme, ne vienas žmogus nežino, netgi kaip smegenų žievė vyksta, kaip neurotransmiteriai visi gaminasi ir tarpusavio sąveikoje, niekas nežino dar, kaip ir apie vėžį. Ir nepasitikėjimo neskleidimas. Jeigu tik kuo pareiški, kaip kažkada Ženčenis, kad gali sukelti vėžį, kai jis gydo vėžį. Ir taip, jeigu Lietuvoje tas buvo pareikštas nepasitikėjimas, jis ir liko per 50 metų. Nors kitose šalyse tai labai didelis nustebimas būtų. Ir nepasidavimas bandos jausmui. Demokratiniu keliu Hitleris buvo išrinktas. Ir paskiau bandos jausmas įdiegiamai pasąmonę. Pradeda 2-3 kalbėti, kad yra tam tikra tauta, jūs žinot, kokią tautą naikino Hitleris ir tai buvo baisu. Ir 5-6 kiti irgi pradeda galvoti, jeigu visi galvoja, kad taip, tai aš galvoju, jeigu 100 žmonių galvoja, gal aš kvaila, gal ką, o man į pasąmonę yra atvira ir kartais galvoju, kad tai yra mano mintis. Nepasiduokite provokacijoms, jų dabar bus labai daug. Geopolitiniai padėti mes puikiai matome, kas vyksta. Aš nekalbu apie politiką. 24 metai pasižymėjo rinkimais visoje Europos Sąjungoje, Amerikoje, pas mus daugumas rinkimai į Europos Sąjungą, nauji komisarai. Bet jūs peržiūrėkite savo kelią, nereikia žiūrėti tą politinį kelią. O kodėl reikia labai bijoti tamsos? Visada būkite su šviesos žiburiu širdyje. Klausiausi buvusių KGBistų ir kaip jie gudriai viską padaro. Jūs negalvokite, kad tamsa nėra galinga, kaip egzorcistai sako. Jie įsiskverbia į žmogaus pasąmonę ir padaro labai blogų dalykų. Pavyzdžiui, aš stebėjau truputį prezidento rinkimus. Ir jūs žinote politiką Eduardą. Ir labai nustebau, kad po rinkimų, paskiau Seimo nei prezidentą jis nemažai surinko, aš neatsimenu tų procentų, bet Ignalina labai didelis procentas, Švenčionis balsavo. Ir greitai YouTube'e buvo iškelta tokia žinutė, kad labai jau jis nepatinka valdžiai, kad čia žmonės labai saugotų, ypač šitų rajonų žmonės saugotų. Ir kad jį gali mūsų valdžia tiesiog sunaikinti, nebūtinai fiziškai, galbūt kažko užduoti, kad
protą atimtų ir taip toliau. Ir aš supratau, kad tai labai rimta žinutė, bet mes per menki rusam. Ką darytų rusų žvalgyba, jeigu tai būtų jiem labai svarbu? Tam reikia laiko pasiruošti. Tam reikia 10 metų, 5. Jie į tą Švenčionius, į Ignaliną, į kitus ten rajonus siūstų savo žmonės, galbūt lietuvius gyvenančius Rusijoje gerai pamokėtų. Jie ten 10 metų įsikurtų Lietuvoje, būtų labai gerbiami, eitų padėti kunigam, vargoninkam, šelptų, atidarytų seneliam namus, nueitų į savivaldybę, į postus. Žmonės jų labai labai klausytų. Tam reikia nemažų pinigų, tam reikia apie 200 žmonių. O paskui, jeigu Eduardui Vaitkui atsitiktų baisi bėda, žmonės būtų sukurstyti, būtent tų žmonių, kuriais jie pasitikė, kad galbūt reikia prašyti prisijungti prie Rusijos, nes čia žudomi žmonės. Ir kas juos kurstytų, ne kažkokia Rusija. Mūsų kanalai moment būtų labai įdomus. Kai kurie kanalai iškart prisijungtų, kviestų tuos žmonės, kviestų tuos labai Lietuvoje daug nusipelniusius, padėjusius savo mastų žmonės ir sakytų, matote, kas darosi. Jūs taip kalbėjote, o matyt, jis buvo pavojingas Lietuvos valdžiai. Lietuvos valdžia va tokia ir tokia. Ir tai kalbėtų tie žmonės, kurie 10 metų gyvena Lietuvoje, kurie, kaip sakau, bendrauja su kunigais, kurie stato namus. Ir pakeltų minės, va, taip kaip pakėlė Vokietijoje. Išeitų, jie sugebėtų suorganizuoti, dar atvyktų jiem pagelbėti iš kažkokių Baltarusių. Ir aš nekalbu fantastikos. Aš labai domiuosi istoriją. Aš perskaičiau labai daug. Mūsų žiūrėkite Petrausko, mūsų žiūrėkite ir rusų disidentų, žiūrėkite vokiečių. Aš ilgai žiūrėjau. Aš visus šitus metus, kol vyksta karas, man karo eiga ne tiek, o visos istorijos eiga Suomijos. Aš perskaičiau apie dokumentinę knygą apie šnipę Sonę su 3 vaikais ir kodėl jos neišdavė, jinai buvo žydė ir matė, kaip žydai kankinami Vokietijoje ir galvojo, kad Tarybų Sąjungoje labai gera tvarka. Ir ten jinai buvo apmokyta ir jinai labai daug žinių perdavė, jinai žinių netgi apie atominę bombą perdavė. Bet pamatė, kad visi jos draugai buvo nužudyti, bet jinai buvo labai geros širdies ir kodėl jinai nebuvo nužudyta. Niekas kankinamas, jos turėjo Stalino ir jo pakalikam išduoti savo draugus, kad jie būktai ne vien jam tarnauja, kitiem. Ir beveik visi kankinami po 2 išdavė. Ir taip jos visi draugai buvo žudyti. Na ilgai galvo, kodėl jos niekas nepasakė. Už tai, kad jinai buvo labai geros širdies ir visiems labai daug padėjo. Bet tai vienintelis atvejis, už tai ir išliko tokia atmintis. Ir aš pasimokiau šitos visos išminties istorinės. Iš faktų, ne iš žmonių kalbų, kaip viskas vyksta. Tamsa beveik neįmanoma pastebėti. Už tai, kad tamsa tik labai ryškioj šviesoje atsiskleidžia. Tamsa stengiasi prisidengti gerumo šydu. Tamsa aukoja. Tamsa negeria. Tamsa padeda iki tam tikro laikotarpio. Kaip atskirti? Turėti tyrą širdį, niekada nekorumpuotą. Niekada, va, kaip sako, nepasidavusią bandos jausmui. Niekada nedarančią kaip banda ir perlist per širdį. Kodėl? Ir niekada neklausyti tų laidų, kuriuose 80% kalbama ir apkalbama. Ir konstruktyvių idėjų nepasakoma. Laida turi prasidėti. Va tas gero nutiko, tai gero nutiko, buvo sutvarkyta kažkas, o tą, kai nesutvarkyta, darysim taip ir taip. Va tokie žmonės susibūrė, padėjo. Nesusibūrė, reikia, būrėmis. Daug pasakiau. Ir tikrai pasakiau ne tai, kas esminio. Apie Švenčionis Eduardą nieko nebus. Bus kažkas kito, ko aš nežinau. Aš ne ekstrasensė, bet bus. Bus labai daug provokacijų. Jos jau prasideda. Turit atskirti. Bus provokacijų labai daug Lietuvoje. Kas, negi jūs gerieji, mėlieji, širdingieji, mano brangiausiai žmonės, turėsit atskirti? Kas?
Taigi, nepraraskite galvos geopolitinio lūžio metu ir galbūt jo reiks metu išvis bus tas didysis atsiverimas juoda balta. Neužmirškite, kad geriausia žmogaus savybė - solidarumas, meilė ir nemirtingumas, pasiaukojimas, kas tiki reinkarnacija. O paprastai mano linkėjimai visada pildosi. Linkiu susirašyti, va ir aš susirašiau, asmeninių veiksmų planą. Daug žmonių vis dėlto mokysis, mylės jaunimas, gimdys vaikus. Tai to tai nesuplanuosi. Užsirašykit veiksmus, ką mokytis, ką statyti, kokius sodus auginti, kokią šalis apkeliauti. Taip pat 2025 metų pirma pusė bus ypatinga tuo, kad tuo metu esantys zodiako ženklai turės labai didelės įžvalgas, klausykite jų. Ir labai smarkiai skirsis tamsa nuo šviesos. Jeigu jūs pamatysit mielą, gerą žmogų, stenkitės eiti tas grupės. Labai linkiu save auklėti. Ką reiškia save auklėti? Kabaloje labai aišku pasakyta. Mylėkite save, mylėkite, tada vietoj 1% šviesos, nes mes esam nusileidę žemai po to didžiojo sprogimo arba išvarimo Adomo ir Ievos iš to sodo. Mes nusileidome žemai ir mes neprisijungėme to šviesos. Sako, net narkotikai trumpai prijungia prie šviesos, bet sudegina iškart mus ir paverčia vėl tamsa, tai pelenais. Narkotikų vartoti negalima. Kas yra prisijungimas prie šviesos? Elgtis taip, kaip reikia. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, vaiką prižadėjau pažaisti ir jis kaip tik prašo atsivedęs draugų pažaisti man rungtynę. Ir aš sakau, po rungtynių, taigi vaikai išsilakstys viską, ar mano noras, ar jo svarbesnis, jeigu prižadėjau jo. Čia konkretų atvejį pasakoju, nes tėvas atsisakęs rungtynių ir pažaidė su vaiku, jis nustebo, kaip sūnus pasikeitė. Jam atrodė labai geras sūnus, o čia buvo ypatingas sūnus ir ypatingas ir šis. Sūnus niekada gyvenime ir buvo paauglys, visada prisipažindavo jam sunkiais lūžio momentais, patekęs netgi nelabai geras grupės, visada tardavosi su tėvu. Jis visam gyvenimui įgijo širdies draugą, tokį tėvas negali niekada sulaužyti. Ir jūs niekada nesulaužykite niekam duoto pažado, to linkiu 25 metais. Taip pat nelabai bijokite tokių situacijų, kuriuose galite prašviesėti. Jūs tą turite jausti. Kartais lik iš gyvenimo gausit spyrį, bet jūs nueisit kokį spyrį. Jums kažkas sutrukdys nuėjimą į balių, nes reikia kaiminiai kvies greitąją. Jūs iškviesit, liks gyva ir visa kita. Ir po to juk gyvenimas ims keistis į gerą pusę. Jūs galėjote iškviesti greitąją, bet, kol greitoji atvažiuos, nenumirs, aš pati einu į balių, aš čia nesidėsiu prie jos, kol bus greitoji ir visa kita. Čia aš tokiais banaliais pavyzdžiais, gyvenimas jūs išbandys. Pirma pusė, nebus tas didysis geopolitinis lūžis, jūs ruoš po truputį. Ir jūs kiekvieną kartą įgysit didelę šviesą ir didelę išmintį. Ir aš negazdinu, nebus blogi metai. Tai, kad gali įvykti tiesiog mūsų atsiskleidimas ir ne tik tai vienoj vietoje, kaip pasakiau, kaip šachmatų lentoj atsiras tas šviesos rutuliukas, bet visur kitur pagilės daug kėlėpsių, mes tiesiog nušvisim. Ne tai, kad tapsime aiškiaregiais, įgysim daug intuicijos, tegu per skausmus truputį, per kančią, per visą kitą, bet visą tai laukia mūsų 25 metais. Žmonės, nepražiopsokit šito, būkit geri, būkit pasiaukojantis, būkit kantrus. Svarbiausia, saugokitės tamsos, kuri žudo. Šliekitės prie labai šviesių žmonių. Laimės visiems.